Noriu pasidalinti trumpą info. Ką tik gavom informaciją iš kompanijos dėl gegužės mėnesio. Ir jei esate dar neprisiregistravę arba, pavyzdžiui, žinot, kas norėtų registruotis, tai šis mėnuo tikrai vertas, nes kompanija prideda 2 produktus dovanų naujam prisiregistravusiam žmogui. Tai jeigu kažką norėtumėt patys išmėginti arba pradėti vartoti, tikrai šį mėnesį verta. Labai įdomus produktai. Respiksas. Apie jį kažkaip vis daugiau girdėdavau iš vienos pusės kaip alergijos, kas liečia kvėpavimo takų, sinusitą ir panašiai. Bet panagrinėjus sudėtį ir kokie ingredientai sudėti, tai nebūtina tik prie alergijų. Tai apskritai, kas susiję su kvėpavimo takais, apskritai. Ne tik, kad neleidžia visom dulkėm nusėsti, bet ir drėkina visą gleivinę, valo. Unikalus produktas. Ir kiekvienas, kas yra sudėtyje, sudėti sinergiškai, jie vienas kitą papildo, bet kiekvienas viskas, kas susiję su mūsų kvėpavimu, su sinusitais, apskritai su plaučiais, ir kad nenusėstų, neužsiterštų, kad nebūtų su kvėpavimo takais problemų. Tai unikalus produktas. Jį turėti vaistinėlį ištisus metus, ir nesvarbu, aš dabar prieš žiedadulkes ar rudenį žiemą, kai pradeda viskas kištis ir paleidžia. Upytas, čia pats naujausias Neolife Lietuvai pateiktas produktas. Jo unikalumas yra dėl azoto oksido. Plius vienintelis, kuris pradeda ir veiksmingas būtent todėl, kad yra geriamas ir jau burnoj, ne kaip kapsulė, bet milteliai, čia reikia užsipilti vandeniu, ir vien, kad jau gauni per seilės, jau jis pradeda čia veikti burnoj. Jo unikalumas, nėra nei vieno kito tokio produkto. Su azoto oksidu yra papildų, bet jie yra kapsulių pavidalu ir viskas veikia kažkur, bet ne ten, kur turėtų. Jis dėl ko rekomenduojamas ir dėl ko svarbus. Jis atpalaiduoja kraujagysles ir pagerina kraujotaką. Dėl to maistinės medžiagos lengviau patenka į ląsteles. Ištvermei, tai reiškia, kad išliekame energingi, ir jame yra maistinių nitratų net 60 mg viename pakelyje. Iš natūralių ingredientų. Vėl burokėliai, vėl kopūstai, granatai, apelsinai. Viskas iš natūralių. Taip kad, jeigu dar neprisiregistravę, pasigalvokit. O gal turit, kas norėtų. Dovanos tikrai geros ir naudingos, tinka bet kokio amžiaus, sakykime, vaikui gal mažesnė dozė, ir tai pagal poreikį, o mums tai juk visko reikia. Tai va, bet čia šį mėnesį, gegužės mėnesį, turim tokį dovanų rinkinuką, taip kad pasigalvokit, jeigu būtų įdomu, susisiekim.